Taigi, už manęs matote vakuuminį bortų keltuvą, kuris yra visiškai naujas produktas mūsų nuomos gamoje. Jį naudoja mūsų klientai. Eime kartu pasiklausim, kaip jiems sekasi su juo dirbti. Ar senai naudojate šitą aparatą? Antrą savaitę? Antrą savaitę, taip. Sakykit, ar daug laiko sutaupo naudojimas šito? Manau, ir laiko sutaupo, ir daug jėgų sutaupo, nes nereikia rankom kilnoti. Kiek žmonių reikėtų tą vieną bortą padėti? Kiek, jeigu be šitos įrangos dėtumėt ir naudojant šitą įrangą, koks skirtumas? Tai jeigu lengviau, aš manau, kad reiktų 3 žmonių iš viso, nes 2 dėtų tortus, o 1 kaltų. Tai realiai žmogus taupai. Tai ir su tuo pačiu mechanizmu galite ir atsivežti. Tai dar vieną mechanizmą papildomai sutvarkyti. Jo, šiaip atsivežam su frontaliniu, nes jis labai lėtas šitas yra iš tikro. Jeigu pats važiuotum kažkur iš kitur pasimti, bet jisai pats dabar pasimė visą paletę. Jeigu ją priveža kažkur šalia. Ar sunku buvo išmokti naudoti šitą daiktą? Pusvalandis gal. Ir dabar naudojatės, kaip atrodo, kad operatoriautumėt visą laiką? 10 metų, jo. Ką galėtumėt? Iš tikrųjų, išmok labai lengva. Ar galėtumėt rekomenduoti kitom kompanijom šitą daiktą? 100%, nes labai daug jėgų sutaupot. Nes šitie kelio bortai 100 kg, man atrodo, sveria, tai labai... Vienas bortas 100 kg? Šitas taip. O keliat, tai jokio sunkumo nieko net valdant nėra? Įtampos gal tik sunkumas. Pradžiai, bet kaip išmoksit, tai labai tikrai lengva. Tikrai labai lengva. Supratau. Gerai, ačiū, gražių jums darbų. Tikimės ir toliau naudositės talento paslaugom. Jeigu bus darbų, naudosimės. Gerai, ačiū, iki.